Badauskai bando išjungti vėl įrašus, bando sustabdyti telefoną, bando suklastoti. Badauskai nupirko pareigūnus, klastojamos ligos, įsilaužiama, vagiama, padeginėjama, badomos padangos, nunuodytas šuo. Toliau lauksim, kada mus nunuodys. Bet dabar jau siekia padaryti didžiulę elektros skolą, ką padarė rugsėjo spalio mėnesį, už kurią atsisakiau mokėti. Dabar jau per 2 dienas padarė daugiau nei 1000 kWh suvartojimą. Badauskai turi 252 įrenginius, kurios per sausio mėnesį po apeliacinio teismo atvirai ir gražiai parodė, įžūliai nagliai prisijungė prie Mano Baltikom interneto. Ir visą tą daro jie atvirai. Policijos pareigūnai už juos atlieka juodą darbą. Badauskai jau tyčios iš pačių pareigūnų, juos vadina kvailelės, nes jie dirba jiems už pinigus. Nusikaltimai vyksta toliau, o jau susitepę pareigūnai nebeturi kur trauktis ir toliau dangsto jau Badauskus. Galimai Badauskienė ir Badauskienės grupuoti pareigūnų šantažuoja. Badauskai buvo pagauti per mano telefonų įrenginį, darant ir įrašę pareigūnų pokalbį į diktafoną ir palikę neištrynę. Tai aiškiai girdėjusi, kad tai būtent kalbasi 2 pareigūnai, nes būtent kalbėtasi apie bylas. Badauskai toliau vykdo nusikaltimus ir toliau siekia užvaldyti mūsų turtą. Nepasiseks Badauskai, mes liksim be elektros, bet aš vis tiek nemokėsiu. Ir bus kreiptasi į Vokietiją, į pažįstamą advokatą, pas kurį man teko dirbti ir gailiuosi, kad aš iki šiol šitokio dalyko nepadariau. Bus atiduoti visi dokumentai, paprašyta, kad būtų nuvežti visi dokumentai, visi garso įrašai. Bus pasitelkta Latvijos pareigūnai, nes Badauskai įsilaužė ir į Latvijos Wi-Fi. Šiandien ryte buvo patikrintas vaikų planšetė, Badauskai ten Rubikon projektus savo jau per vaikų planšetę. Toliau siunčiami žaidimai per vaikų planšetę. Iš vaikų planšetės Badauskai prijungėsi prie mano. Dėl to ir matosi, kad vaikų planšetė yra prisijungusi prie mano paskyros. Tai yra Badauskai per 3 kartus įsijungia į svetimą žmogaus įrenginį, vėliau iš vaikų į mano. Tai yra per 3 kartus padaro prisijungimą ir toliau vykdomas nusikaltimas. Šitokiu būdu nori būti nesugaunami. Yra pagauti Badauskai, yra garso išlikęs įrašas, yra vaizdo įrašas Badauskienės gėlių vagystė gruodžio 5 dieną. Yra pėdos, tada kada subadė, visi įrašai, nuotraukos yra išlikusios ir kaip Alina Sausgerė, kaip jinai beslėptų, kaip beklaidintų, ką be išgalvotų, visi šitie įrašai yra išsaugoti. Mūsų gyvybės yra pavojuje ir mūsų turtas yra pavojuje. To siekia Badauskienė šitaip užvaldyti, neteisėtai užgrobti mūsų turtą, pridarydama už elektros energiją skolos. Badauskienė turi 252 įrenginius plus 2 namus, kuriuos turėtų šildyti dujomis. Kaip jie sakė, mes šildomis anksčiau medžiais, dabar dujomis šildosi. Eso net nepaskaičiavo, kiek kvadratų namai yra ir kiek turėtų sunaudoti dujų. Ir kiek jie moka už dujas. Telšių vandenys taipogi nepaskaičiavo, kai Badauskai vagė vandenį, kurį yra sklepe pajungti pas juos. Vagystė vyksta iš visų pusių. Prieš 2 panašiai mėnesius Badauskas įsilaužė pas kaimynus išėmė stiklo paketą. 3 valandą nakties. Toliau visos vagystės tebevyksta ir toliau apvoginėjami kaimynai.